Na, o šis siužetas bus skirtas tiems, kas slaugo sunkiai sergančius artimuosius. Kalbėsime apie higienos priemonės, apie sauskelnes. Aiškinsimės, kaip galima sutaupyti, pasirenkant pačias tinkamiausias sauskelnes ligoniams. Lietuvoje gyvena apie 20 000 žmonių, kuriems skiriamos kompensuojamosios sauskelnės. Dėmesio, pasikeitė sauskelnių kompensavimo tvarka. Pirmiausia, džiugios žinios yra tos, kad nuo šiol yra kompensuojamos ne tik sauskelnės, vienkartinės paklodėlės, bet ir šlapimo nelaikymai skirti vienkartiniai įklotai, kurie sugeria nuo 500 ml skysčio iki beveik 4 litrų skysčio. Kaip pasikeitė priemokos už sauskelnes pasikeitus kompensavimo tvarkai? Iki šiol esant 100% kompensacijai žmogus už 30 vienetų vienkartinių sauskelnių ar paklodžių primokėdavo, priemoka neviršydavo 6 litų. Dabartis priemoka gali siekti ir 20 litų, ir 30, ir net 50 litų. Už brangiausias sauskelnius bei vienkartinės paklodės žmogui gali tekti primokėti daugiau negu 20 litų. Taip pat peržvelgus sąrašą pastebėjau, kad vienos iš pigiausių anatominių vienkartinių sauskelnių yra Delta, už kurią žmogui tai reikia primokėti nuo 3 iki 12 litų, priklausomai nuo dydžio bei sugeriamumo. Priemokos net iki 50 litų išties gąsdina. Tačiau būdas, kaip pasirinkti tinkamą šlapimą sugeriantį gaminį ir sutaupyti pinigų, tikrai yra. Pirmiausiai, renkantis šlapimo nelaikymo priemonės, pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ko iš tikrųjų žmogui reikia ir kokios priemonės jisai norėtų gauti. Anatominės sauskelnės yra daugiau reikalingos gulintiems žmonėms, kuriems yra reikalinga pastovi slauga ir priežiūra. Taip pat vienkartinės kelnaitės daugiau judantiems, turintiems pažintinių funkcijų sutrikimų, tai sergant Alzheimerio liga, kraujagyslinė, senatvinė demencija. Įklotai ar juostinės sauskelnės daugiau reikalingos žmonėm, kurie sėdi neįgaliųjų vežimėliuose, bei taipogi, kurie dar yra šiek tiek aktyvūs ir gali dirbti tam tikrą darbą, turi vidutinio šlapimo nelaikymo sutrikimus, dėl to yra rekomenduojama vartoti įklotus. Taip pat reikėtų žmogui atkreipti dėmesį į sugeriamumą. Kiekvienos sauskelnės turi drėgmės indikatorių, kuris dažniausiai yra geltonos spalvos ir kuomet sugeria drėgmę, jisai nusidažo mėlynai. Ir dažnai būna, kad ta mėlyna juostelė ne visa pasidengia, lieka tos geltonos ir dėl to, kaip ir būna išmesta į balą pinigėlį. Dėl to reikėtų atsižvelgti į tą drėgmės indikatorių ir pasižiūrėti, kokiu iš tikrųjų sauskelnių reikia, kokio dydžio ir kokio sugeriamumo. Dažniausiai sauskelnės skiriamos vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems itin rimtomis ligomis. Šie žmonės ir taip nemažai pinigų išleidžia vaistams, todėl pasikeitus kompensavimo tvarkai dėrėtų konsultuotis su gydytoju ar vaistininku, kuris tiksliai galėtų patarti, kokios sauskelnės yra tinkamiausios. Tik taip pavyks vėjais neiššvaistyti pinigų.